Taip pat dar vieną peilį gavau iš Japonų. Čia man jis jau perkant patiko. Matote? Plienas. Juodas. Čia nedažytas, čia nedengtas kažkokiu teflonu ar kažkuo. Senovinis peilis. Jo kalėjimai. Rankena kaip padaryta. Aišku, čia rankena viskas. Pilnai galim restauruoti ir naudoti tą pačią. Labai smagus peilis. Labai galinga rankena jaučiasi. Sakyčiau, šitą peilį būtų protingiausia paskirti kaip žuvies filiavimo peilį. Kaip žuvies filiavimo peilį galėtų jį restauruoti, padaryti, nuolyti naujai ir naudoti. Galėtų jį galastinti akmenų. Bet aišku, ta joda patina, pasišalintų tada ant akmenų galandant. Gal geriau su staklėmis vėl, bet nuolydžiuką, nežinau, nereikia naujai daryti. Taip pat pagalvojama, šitas peilis yra, kaip jį geriau restauruoti. Ir kai laiko turėsiu, bandysiu, jeigu niekas neįsigys jo tokio. O jeigu norėsite įsigyti šitokį rimtą peilį ir restauruoti patys, tai sakykit, rašykit. Rankiniu būdu ant akmenų jį suvedus, tai čia būtų kažkoks kosmosas. Aš manau, taip jau, bent manau, žiauriai fainas peilis būtų. Tai va, vėl, čia nei aukcionas, nei išpardavimas koks. Tiesiog parodau jums japoniškus gražius peiliukus. Ir jeigu, sakau, norėsit įsigyti ar užsakyti kažkokį konkretų restauravimą, rašykit. Iki bičiuliai.